Visi esame girdėję apie augintinių subalansuotą mitybą. Tačiau kaip to pasiekti? Apie tai šį rytą kalbame su Justina. Taip, tai iš tiesų subalansuota mityba yra vienas iš pagrindinių dalykų augintinio kasdienybėje. Nuo jos priklauso ne tik augintinio išvaizda, bet ir bendra augintinio savijauta, aktyvumas, atsparumas įvairioms ligoms. O kaip žinoti, kad maistas yra tinkamas augintiniui? Jei maistas augintiniui yra tinkamas, augintinis jausis gerai, jo bendra savijauta bus gera, jis bus žvalus, noriai valgys, bus aktyvus. Jeigu matote pasikeitimus į blogąją pusę, tokiu atveju jau reikėtų peržiūrėti, ar jūsų augintinio mityba jam yra tinkama. Tai ką augintinis turėtų valgyti ir kas tai yra subalansuota mityba? Tinkama mityba tai visų pirma ir yra subalansuota mityba, kuri aprūpina augintinio organizmą visomis reikiamomis maistinėmis medžiagomis. Augintinio maiste turi būti tiek makroelementai, angliavandeniai, baltymai, riebalai, tiek mikroelementai. Tai yra vitaminai, mineralai ir kitos medžiagos, kurios pagerina augintinio organizmo veiklą. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad augintinio maistas būtų papildytas tam tikromis papildomomis medžiagomis, pavyzdžiui, omega-3 riebalų rūgštimis, kurios padeda stiprinti imunitetą bei padeda odos ir kailio būklei. Kita labai svarbi medžiaga – mikroziogenas, tai vulkaninės kilmės mineralas, kuris padeda detoksikuoti organizmą, padeda įsisavinti geriau maistinės medžiagas iš maisto, taip pat padeda stiprinti imunitetą bei rūpinasi odos ir kailio būklę. Jei jūsų augintinis yra jautrus arba linkęs į alergijas, tokiu atveju reikėtų rinktis maistą, kuris būtų be grūdų, kuriame nebūtų alergiją sukeliančių medžiagų. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į baltymą, kuris yra to maisto sudėtyje. Rekomenduojama rinktis lengvai virškinamus baltymus, tokius kaip balta žuvis, ėriena, lašiša ar vabzdžiai. Renkantis maistą taip pat svarbu atsižvelgti ir į augintinio specifinius poreikius. Pavyzdžiui, augintinio kailio spalvą. Pasirinkus tinkamą maistą, jis padės natūraliai paryškinti kailio spalvą bei pasirūpins, kad augintinio oda ir kailis būtų sveiki ir blizgantis. Subalansuota mityba ir yra tokia mityba, kuri pasirenkama pagal jūsų augintinio organizmo poreikius.